aišku, šiandieną beveik tuo pačiu metu, 10 minučių vėliau prasideda rungtynės Klaipėdoje, Klaipėdos Neptūnas prieš Utenos Uniclub Juventus, ten irgi tų rungtynių reikšmė, aišku, nemenka, būtent Klaipėdos Neptūnui, o čia prasidėjo rungtynės ir Šekas Bukenonas pradeda pirmąją Šiaulių Kazino Admiralo ataką. Kupšas. Ten įkirto Jerry Blakesas, bet perduoti jam galimybės kamuolio nebuvo. Tas tradicinis Šiaulių penketas, Kupšas, Kulvietis, Uleckas, Bukenonas ir Blakesas. Kupšas iš po krepšio. Gražus derinukas čia, sugalvotas Dariaus Pakaunio pirmoje atakoje. Ten ta dvi užtvaros, tarp kurių lenda Jerry Blakesas, vėliau sukasi į baudos aikštelę ir nors nematė kam atiduoti kamuolį, bet tiesiog pametė aukštą perdavimą Mindaugui Kupšui. Jis šiandien turi daugiau centimetrų negu visi. Čia Ignas Vaitkus praslysta pro savo tiesioginį varžovą ir tada jau ten Kupšas nesugeba tinkamai sutrukdyti varžovui. 2 taškai iš pakrepšio, 2-2, na kaip minėjai, šiandieną turbūt gynybos daug labai tikėtis negali. Kupšas dabar jau sudėtingesnis metimas, bet jo puskablis taiklus prieš Edą Krosvalą. Kupšas prieš Kėdainių Nevėžio Optibet šiame sezone renka 33 naudingumo balus, 29 ir viename mače 5. Tai tikrai labai neblogi vidurkiai. Ir čia kaip spaudžia Nojų Bukauską ties klaidos riba, jaunasis gynėjas, bet viskas vėl. Visai, na, ar pasiseka, ar tiesiog neblogai išsirutulioja Nevėžio Optibet, dar 2 Krosvalo taškai. Na, o čia atrodo, kad jau antrąją ataką iš eilės kėdainiškiai siūlo aikštės gynybą savo varžovams, gražus perdavimas ir dar gražesnis Luko Lecko kirtimas. Iš karto Gediminas Patrauskas itin nepatenkintas, dabar jau atsarginiam žaidėjam aiškina, ką ne taip. Tenai darė starto penketas, prašoka kamuolį Šiauliai, Jonas Zakas išsimes apylaisvi metimai iš kampo, jis netikslus, bet Ignas Vaitkus buvo netoli kamuolio puolime ir vis dėlto jį užvaldo Nevėžis Optibet. Bet visiškai Augustai, kaip ir tikėjomės, tiesiog iš netoli krepšio visi, kas meta ką nori ir aišku, įmes tokius metimus nėra sunku. Berods dar nebuvo atakos, kuri nesibaigs taikliu metimu. Štai dabar. Prikalbėjai, Jerry Blakesas įspūdingai sportbačiai šiandieną pasipuošęs, nepataiko iš kampo. Bet ir jis metė visiškai laisvas. Čia nebuvo kažkokios geros gynybos, čia tiesiog puolimo žaidėjas nepataikė. Čia panašu, kad metimo metu ir būtent šis vyrukas jūsų ekranuose, Mindaugas Kupšas, pažeidžia taisyklės pirmąjį kartą. Identiška vėl įvykių seka, tik šį kartą Ignas Vaitkus vietoj 2 taškų tiesiog išprovokuoja varžovų centro pražangą. Na ir Vaitkus 2 geri, agresyvūs reidai per pirmasis 2,5 minutės. Abu kartus ten tiesiog leido galvą iki pat galo ir tą darė sėkmingai. Šiaulių Kazino Admiral komanda per pastarąsias 5 rungtynes vidutiniškai praleidžia nei daug, nei mažai. 102 taškus. Nei daug, nei mažai, tikrai. Gal galėtų ir šiek tiek mažiau. Iki 100 sulaikyti. Bukenonas Kulviečiui ten uždarė perdavimą Kupšui. Kulviečio metimas netikslus. Pasiteisino tą riziką, o čia Bukauskas išprovokavo tokį metimą. Nojus pataiko ir Petrauskas šipsodamas. Jis sako, pažiūrėkit. Gal vis dėlto metimo metu padovanot tokį, čia žinai, ir į top 5 gali iššokti Nojus Bukauskas su tokiu epizodu. Čia dar atrodė, kad nespėjo rankos po kamuoliu pakišti. Štai taip, dar šiek tiek ilgiau išdiskutavo tą epizodą rungtynių teisėjai, bet galų gale priėmė verdiktą, jog ne metimo metu buvo šį pražanga, taip kad tiesiog iš šoninės linijos, na, Nojus Bukauskas, aišku, iškritus Mitui Ebo, žaidžia po maždaug 10-15 minučių. Čia Zakas dar kartą netiksliai. Šiaip paskutiniu metu tikrai turi labai gerą tritaškių procentą, net 44% taiklių tolimų metimų per pastarąsias 5 rungtynes. Taip pataikė Jonas Zakas, dabar pirmi 2 tritaškiai jo netaiklus. Šiauliackas kviečiasi Kupšą užtvarai. Kupšas ties vidutinių nuotolių stringa ir perdavimo tiesiog soliukui. Na, čia Kupšas, man atrodo, pagalvojo, kad Darius Pakamanis vis dar žaidžia, nebetreniruoja jau komandą. Aš tik keli metai praėjo. Daugiau, aišku, šiek tiek, kaip ir minėjot, jūsų kolega Vaidus Rimi studijos metu Gediminas Petrauskas net yra treniravęs Darių Pakamenį, dar kuomet Darius vilkėjo Šiaulių marškinėliais, o Gediminas Petrauskas buvo tos komandos treneris.
Bukauskas iš toli, 4 numeris, šį kartą paprastesnis metimas, o čia Jonas Zakas nepatenkintas kontaktų ir taip išvaikšto visą pyktį. Jonas, dar kartą pažiūrėkime šį epizodą. Jerry Blakesas be didesnių ceremonijų tiesiog pasiemo šią pražangą. Šiandien atsiprašo šį kartą priėjęs prie varžovo Jerry Blakesas, taip kad ir toliau už pražangą šiandieną renkasi tik tai svečiai. Trečioji jau komandinė, Nevėžis dar neturi nei vienos. Mikalauskas įkerta, flauteris nuo lentos, tai bus 10-6. Na čia tiesiog viena užtvara, išsimenant kamuolį iš už galinės linijos. Šiaulių gynyba stringa ir jie praleidžia 2 taškus. O matome, Kėdainiškiai ir toliau naudoja aikštės gynybą. Išskyrus tą pačią pirmąją rungtynių ataką. Ten jie stovėjo asmeniškai, galbūt kažkiek ir pavaidino. Ir vėliau jau dabar bando tiesiog varžovus prigauti aikštės gynybą. Kenanas. Blakesas į kairę, veržiasi pro Zaką. Labai gražus perdavimas Kulviečiui. Na čia gerokai per lengvai. Vienas prasiveržimas, vienas perdavimas. Pražangų nenaudoja Kėdainių komanda ir 2 lengvi Kulviečio taškai. Kaip tik ir norima neleisti metimų iš po krepšio, būtent ginantis aikštės gynybą. Čia Bukauskas prasiveržė drąsiai pro Bukenaną, metimas netaiklus, dabar jau 4 prieš 5 puola Šiauliai, bet vis tiek greitą metimą susikūrė ir Kupšas tiesiog, na, kaip vyras tarp vaikų atrodo po krepšiu, absoliučiai. Na, kaip ir minėjau, tas centimetrų pranašumas šiandien yra milžiniškas. Čia pražanga aikštelės viduryje, Kulvietis pažeidė taisyklės prieš Mikalauską. Janas Krosvelas, aišku, visiškai vien tik tai vidurio puolėjo pozicijoje žaidžiantis, bet tas jau ūgis 2,3 m, kaip ir minėjai, centimetrų deficitas, gal dėl to yra beje dažniausiai blokus gaunantis krepšininkas lygoje. Aišku, tai nesutrukdo jam surinkti monstriškų pasirodymų, kaip kad ir praėjusią savaitę prieš Juventus 25.11 atkovotų kamuolių ir toliau Nojus Bukauskas tiesiog. Na, labai agresyviai, labai užtikrintai pradėjo rungtynes, nebijo nieko, tai jį dvigubina varžovai net aikštelės viduryje, bando priversti suklysti, bando naudotis jo patirties tokio, bet jis labai drąsiai atakuoja krepšį ir tai man patinka. Blakesas su Ulecku apsikeičia perdavimais, Uleckas iš kampo, taikliai 3 taškai ir vėl keičiasi pirmaujantį komandą 12-13. Zakas irgi daug negalvoja, sega metimą iš vidutinio nuotolio 14-13. Na, jeigu Kupšas atsitraukęs, atiduoda šį metimą, tai kodėl jo nemesti? Na dabar abiejų komandų 2 taškai metimai netoli 90%, kaip ir minėjau, Augustai ir praeitose komandų rungtynėse būtent tą ir matė. Kaip ir minėjai prieš rungtynės, besiruošiant mačui. Na tikrai taip, ten praėjusiame mače tarp šių 2 komandų po pirmųjų 20 minučių abi komandos buvo sumetusios 32 taškus iš 4. Grįžtame į Kėdainius. Greitai besikeičiančios pirmaujančios komandos čia, o po šių rungtynių antrosios antroji šeštadienio dvikova vyks Telšiuose 7 val. Per BTV. Mažeikių M-Basket Delamaut prieš Sevenbet Lietkabelį jau 19 kartų iš eilės nelaimėjo mažeikiškiai, bet galbūt šiandien bus tas, kuomet sugadins Sevenbet Lietkabeliui nuotaiką ir jų šansus kovoje dėl 3-osios vietos. Na, prieš rungtynės šansai 50-50 visada, bet patys puikiai suprantam situaciją. Aišku, ir ten panevėžiečiams rungtynės labai svarbios, jiems reikia laimėti, jie dar vis dar kovoja dėl 3-osios vietos, o čia ir Kėdainiškių traumuoti žaidėjai. Taip, ir visi perimetro linijos krepšininkai. Ypatingai iš tikrųjų, aišku, gaila neutraliai iš tos dėl Mito Ebo traumos visiškas komandos variklis kartu su Josefu Girardu. Čia puikiai Mikalauskas vagia kamuolį, Bukausko perdavimas į priekį ir Josefas Girardas ką tik pasirodęs aikštėje. Beje, rezultatyviausias visų laikų Kėdainių Nevėžio legionierius. Per vieną sezoną tokį titulą sugebėjo užsitarnauti. Ir dar dabar jis atsidaro lengvų metimų iš po krepšio. Čia Šeko Bukenano atsakymas 3 taškai. Oho, koks taškų vakarėlis kol kas čia. Na taip, ir toliau laiko tą zoninę gynybą
Šiauliečiai, o čia Krosvilo, kaip šis perdavimas praeina pro besiginusi berods Bukenaną, dar iki šiol negaliu patikėti, darė tarp ausų iš esmės perdavimas. Na, čia tiesiog Bukenanas nematė kamuolį ir dėl to prasileido 2 taškus, o čia niekas nemato ir Tauro Jogėlos, kuris kerta po krepšiu. Čia net nespėjom komentuoti. Vienas iš tų rungtynių, kur reikia turbūt sakinį iki 2 žodžių sutrumpinti, nes tiesiog jau dabar Mikalauskas išmetė tritaškį, jisai netikslus ir Šiauliai galės vėl perimti estafetę. Nori greitinti žaidimą, Uleckas nemeta, perdavimas Jogėlai, Jogėla dabar prieš Montvilą, nugarą į krepšį, Mikalauskas muša jam kamuolį iš rankų ir čia, ką turi, tai turi, Nevėžis OptiBet galimybė labai fiziškai gintis, nes tiesiog dabar tik pirmoji komandinė pražanga. Na taip, iki šiol tikrai nesigynė labai fiziškai, čia matome turbūt daugiausiai kontakto per pirmąjį kėlinį, kiek buvo. Na ir toliau dabar Jaunojus Bukauskas ir Arūnas Mikalauskas sėdasi pailsėti. Jonas Zakas, kuris jau tiek Jonas Zakas, tiek Ignas Vaitkus abudu, aišku, šiandieną jau rungtyniavo, bet dabar grįžo po tik minutės atokvėpio. Staniulis gerą poziciją užsiėmęs, perduoda kamuolį Jogėlai ir štai antrąjį šansą išnaudoja Šiauliai. O Tauras Jogėla tikrai tęsė tai, ką darė savaitės viduryje Vilniuje. Ten buvo jo tritaškių vakarėlis. Ir įdomu, Augustai, iš tikrųjų, galbūt čia Montvilo iš toli nepataiko, bet ir galbūt ir Vitalijus Kozys nėra visai pasiruošęs rungtyniauti, nes, manau, jeigu būtų sveikas, tikrai jau būtų mestas į aikštę. Dabar matom, tas pats Ignas Vaitkus grįžo užimti 4-ąją poziciją, o čia Tauras Jogėla tęsia tą savo tritaškių vakarėlį, kurį užkūrė Vilniuje. Tai yra kažkiek natūralu, kadangi kėdainiškiai dengiasi aikštės gynybą nuo antrosios rungtynių atakos ir kol kas Šiauliai jie gliaudo, na, tiesiog kaip saulėgrąžas. Montvila. Ekstra perdavimas Ignui Vaitkui, prie jo ten spėjo prišokti šiek tiek Marius Valinskas ir vėl kaip traukia į greitą puolimą šiauliečiai. Bukenanas Valinskui, Valinskas dabar jau spėja prie jo prišokti varžovai. Uleckas nepataiko, Bukenano antras šansas, dar 2 taškai. 25 taškus jau suvertė šiauliečiai ir dar virš 2 minučių. Na, turbūt labai stebėtis irgi nereiktų. Čia Vaitkaus prasiveržimas iki galo, 2 taškai po kontakto. Solidi ir jo mačo pradžia. Tai yra jau jo 6-asis taškas. Čia Gendrius Staniulis nėra užsiėmęs pozicijos laiku ir vietoje. Ir tai yra dar vienas papildomas baudos metimas Ignui Vaitkui. Dabar Dovydas Romančenko aikštelėje pirmąjį sykį, taip pat grįžta ir Jerry Blakesas, kuris labai trumpai atsikvėpė, bet galbūt tai buvo irgi galimybė tokia šiek tiek, na, gal ir, kaip, nežinau, atvėsti ir permastyti, sakykime, požiūrį į tas rungtynes. 5 minutės, nei vieno taško, nebuvo labai geras tas išėjimas, tiesa 3 rezultatyvūs perdavimai. O čia dar provokuoja varžovo pražangą. Jerry Blakesas apskritai vienas iš rezultatyviausių lygos krepšininkų. Nevėžis apskritai tokių turi net 3 tarp berods 6 rezultatyviausių. Mitas Eba, aišku, Josefas Girardas, kuris apskritai yra rezultatyviausias, ir taip pat Edas Krosvelas 6. Toliau laiko tą aikštės gynybą. Na, bet įdomu, kad čia Marius Valinsko tolimas taiklus metimas. Na, Šiauliai jau 28 taškus turi. Bet Grantas Singletonas toliau ant atsarginių žaidėjų suolelio ir Jerry Blakesas grįžta po poilsio. Tai, na, galbūt tai ir yra signalas jam. Bet štai taip, Jerry Blakesas vagia kamuolį, siunčia linkėjimus ant suolo ar į tribūnas. Gražus dėjimas, puikus epizodas gynyboje ir jau 7 taškų Šiaulių pranašumas. Girardas dabar organizuoja ataką, būtent jisai žaidėjo pozicijoje, siunčiamas kamuolys Mikalauskui. Mikalauskas tiesiog be jokio derinio. Štai taip, varžovų į veidą taiklus tritaškis. Pirmasis Kėdainių Nevėžio OptiBet tritaškis šio vakaro mače ir čia toliau vėl aikštės gynyba, bet labai daug erdvių mato Šiaulių krepšininkai. Marius Valinskas, 2 jo tritaškiai iš eilės. Kai Augustai paskutinį tritaškį Marius Valinskas buvo pataikęs dar balandžio 5 dieną. 8 iš eilės prametė ir labai retai atakuodavo, dabar 2 pailiui.
Mikalauskas, ar bus 2 pailiu į kitą pusę? Taip. Ar šiaip mes esame įsitikinę, ar buvo patikrinti krepšiai prieš šį mačą, nes atrodo, kad tiesiog ten magnetas yra ir traukia visus kamuolius, kurie yra tiesiog išmetami į orą. Tokie jau tie Šiauliai ir toks tas Nevėžis šiais metais. Čia irgi teisingai. Ir dar tik 2 komandinės pražangas turi Nevėžis. Čia gauna 3, bet gauna panašu jau metimo metu. Ten Tauras Jogėla vėl pergudrauja varžovus. Na, bet čia pasisekė kažkiek Taurų Jogėlai. Jis buvo palindęs jau po krepšiu. Atrodė, turės mesti iš kitos konstrukcijos pusės. Tai kažkiek ir pasisekė jam, kad čia pražanga yra baudžiamas Matas Mačijauskas, kadangi šiam metimui kristi tikrai nebuvo daug šansų. Tikrai taip, dabar aikštelėje ir Matas Mačijauskas, ir Nojus Bukauskas. Tauras Jogėla pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Įspūdingai atrodo pirmajame kėlinyje. Tai yra 8. jo taškas per 4 minutės. Ir Tauras yra pataikęs 7 tritaškius iš paskutinių 8 mestų per 3 susitikimus. Dabar jis prameta baudos metimą, bet nepavyksta vis dėlto Šiauliams susikovoti šio kamulio. Tai tikrai netoli to buvo. Nojus Bukauskas į priekį. Girardas tiesiog meta tritaškį. Žiūrovai labai piktinasi dėl to, kad nebuvo užfiksuota pražanga, bet panašu ten švarus blokas. O čia Darius Pakemalis super emocingai sustabdė Marių Valinską tam ir parodyti, jog galim laikyti kamuolį iki atakos pabaigos. Čia Jono Zako protinga pražanga. 4. komandinė. Tai Stroliai, kaip minėjau, nėra patenkinti tuo epizodu, bet ten ir Girardas tokį greitą metimą išsimetė štai čia. Na, čia irgi sunku pasakyti. Nedažnai tritaškai mesdamas gauna bloką šis amerikietis, bet čia Jerry Blakesas kaip paprastai, bet nesugeba pataikyti ir nieks netitveria Romančenko. 2 sekundės, Girardas dar... Na, nežinau, ar bus įrašyta klaida, bet čia Gediminas Petrauskas visų pirma Nojaus Bukauskui. Jis pyksta dėl tų epizodų. Kągi, Nevėžis OptiBet prasileidžia 36 taškus pirmajame kėlinyje, patys įmet 13 naudingumo balų, 2 iš 3 pataikyti tritaškiai. Na ir rekordai čia fiksuojami Kėdainiuose pirmajame kėlinyje. Šiauliams Kazino Admiraltai buvo rezultatyviausias pirmasis kėlinukas šiame sezone. Čia Girardo tritaškis. O Kėdainiškiams tai buvo prasčiausias gynybinis kėlinys šiame BCFL sezone prieš tos pačius Šiaulius. Jie buvo praleidę 31 tašką spalio 13 dieną. Tai kaip ir tikėjomės daug taškų, tą kol kas ir matome. Ir čia ten Staniulio net negeras sprendimas. Vaitkus perdavimas Mikalauskui, dar 2 taškai ir Mikalauskas 14 taškų jo sąskaitoje ir galiu tik pasakyti, kad šio sezono jo rekordas LKL yra 15, taip kad jau arti savo sezono rekordo. Žiūrėk, tu man neprikalbėk. Jei Mikalauskas dabar su 14 taip ir pabaigs rungtynes, tai taip ir žinosim. Jogėla. Praktiškai visada turės lengvesnį varžovą šiandien prieš save, o čia Jerry Blakesas užžingsniuoja. Po 1-2 kartus praktiškai kiekvienose rungtynėse, sakyčiau, Jerry Blakesas ant žingsnių pasimauna. Dabar Ignas Vaitkus. Nepaisant to, kad aikštelėje ir Bukauskas ir Girardas, būtent jisai inicijuoja Nevėžio OptiBet ataką. Girardas kyla iš už užtvaros, ten Jogėla prie jo, gerokai, galingesnis, bet lėtesnis oponentas, bet šį kartą klaida Nevėžio OptiBet. Na, ten reikia pastebėti tą dvikovą Girardas prieš Taurą Jogėlą. Tai Jogėla yra tas žaidėjas, kuris atiduoda itin daug jėgų gynyboje, visiškai nesitaupo. Šiandien jis tikrai prieš daug greitesnį žaidėją. Pasižiūrėsime, kaip jiems seksis tvarkyti, bet čia viskas buvo padaryta idealiai. Ir apskritai daug tokių įdomių dvikovų, sakykime, ir dabar Jerry Blakesą prižiūri Nojus Bukauskas, čia nuo Romančenko. Visi atsitraukia, tritaškis netaiklus, bet Staniulis suteikia antrą šansą svečiam. Dabar Staniulis užsiėmęs poziciją prieš Mačijauską, 22 metų centrą, o Jogėla iš toli ir toliau Tauras negali pramestis. Na, atrodo tiesiog, ką meta Tauras Jogėla iš toli, tą pataiko. Oho. Iš paskutinių 9-8 taiklus tritaškiai. Bukauskas apeina Valinską ir pražanga dar prieš metimą antrą kartą jau šiandieną po Švilpuko susimeta savo metimus Nojus Bukauskas.
Na, čia viskas yra suprantama. Šiaulių komandos gynėjai tiesiog bando spausti kuo agresyviau Nojų Bukauską. Bando priversti jį suklysti, bando įstumti į nepatogias situacijas ir jis tiesiog agresyviai juos bando įveikti be derinio, be nieko, po to jau belieka tik prasižengti. Ir aišku, tikrai ne visose situacijose sužaidė idealiai, bet klaidų kol kas nepadarė. Čia geriausias sniperis lygoje, Josefas Girardas, prameta iš toli. Ir dabar jau Jogėla būtent prieš jį užsiėmęs poziciją žaisti nugarai krepšį. Pagatina perdavimą, tada atiduoda Staniuliui. Staniulis kaip, šiemet netaip ir retai irgi iš po krepšio nebe tokių gerų procentų kaip anksčiau realizuoja tas progas. O kitoje aikštelės pusėje vieni atakavo Žirarą, kiti atakuoja Jerry Blakesą. Tiesa ir vėl. Klaida čia nais, Igniui Vaitkui perdavant kamuolį. Bukauskas stabdo greitą varžovų išpuolį. Tiesiog pirmoji jam asmeninė. Taip pat ir komandai. Tik tai pirmoji pražanga, dabar jis yra keičiamas vietoje Nedas Montvilo, o Endas Krosvelas taip pat jau aikštelėje pakeitęs Matą Mačijauską. Marius Valinskas. Gauna Staniulio užtvarą, perdavimas Blakesui. Blakeso labai prastas perdavimas, bet iki galo nepavyksta perimti kamuolio Nevėžiui ir šį kartą jau Giedrius Staniulis neklysta. Matome, kad Kėdainiškiai pakeitė gynybos sistemą, dabar tiesiog vienas prieš vieną vaikosi varžovus ir daug labai agresyvių stepautų, bet labai gerais skersais perdavimais juos atakuoja. Čia Krosvelo tikrai irgi ne pats geriausias perdavimas, klaida, Blakesas, ar žais iki galo. 2 taškai ir dabar šiek tiek, kokias porą sekundžių palaukia, apskritai pagal išplėstinę statistiką turi 4. efektyviausią puolimą visoje lygoje. Čia tragiškas Nedo Montvilos perdavimas ir iš karto klaida. Kėdainiečiai jau ganėtinai dažnokai pradeda klysti. 5. klaida jų. Jerry Blakesas kitoje aikštelės pusėje atiduoda kamuolį Romančenko. Romančenko suka toliau Marijui Valinskui. Netikslus Valinskas ir Krosvelas jau ramiai šį kartą pasiema kamuolį, nesuteikdamas dar vieno šanso šiauliečiam. Montvilo labai netiksliai iš toli ir jeigu 2 taškai problemų Nevėžio bet nekelia. 10 taiklių metimų iš 11, 3 taškai vos 3 iš 13. Čia Jerry Blakesas nori pražangos prieš Igną Vaitkų, jos negauna ir labai prastas perdavimas per visą aikštelę, kuris skrieja žiūrovams tiesiai į rankas ir čia Dariaus Pakamonio emocijos po tokio epizodo. Išėjo pasivaikščioti Darius Pakamonis, kad galėtų atsikvėpti, tiesiog nusiraminti. Akivaizdu irgi kitas dalykas, kaip ir sakėm, Šiauliai bet kokiu atveju tikrai yra favoritai užimti tą 7. vietą, bet vis tiek turbūt nesinori tiesiog dalyvauti atkrintamosiose tam, kad sužaisti, tas, išbėgti, pabėgioti, tiek norisi būti konkurencingiam. O ir tuo atveju varžovas bus arba Vilniaus Rytas, arba Kauno Žalgiris. Čia Staniulio pražanga prieš Krosvelą. Krosvelas kol kas mažai matomas. Šiandien per 9 minutės surinko 2 taškus ir atkovoja vos 1 kamuolį. Kol kas viskas yra apie kitus Kėdainių Nevėžio bet krepšininkus. Arūnas Mikalauskas 14 taškų. Aš manau, dabar Krosvelas gal bus dažniau matomas, bet gynyboje, nes į aikštelę grįžta Mindaugas Kupšas. Čia pražanga dar be kamuolio. Saulius Kulvietis, Šiaulių kapitonas, baudžiamas antrąją asmeninę ir Nedas Montvila vėl su kamuoliu ieško, kam jį gražinti. Girardas išbėga, šokdina Ulecką, šokdina antrą kartą, bet nebe turi progos išsimesti kamuolį. Krosvelas atakuoja Kupšą ir pražanga. Na ir štai, po tylesnės pradžios keli gilesni Krosvelo epizodai čia iš eilės. Jau bus tai... Taip, patys turbūt girdėjote. 3. pražanga Mindaugui Kupšui. Ką tik pasirodžiusiam vėl aikštelė ir įdomu, ar Darius Pakamonis čia kels kažką nuo atsarginių suolo. Taip, Giedrius Staniulis praktiškai nespėjo net atsisėsti ir vėl turi grįžti į aikštelę, jei bus abu taiklus Edo Krosvelo metimai. Jisai pailsėjo arba Kupšas sužaidė 6 sekundės. O čia
bus rodomi Šeko Buchanano. Irgi įspūdingi sportbačiai, kalbėjau apie Jerry Blakes, o ten aišku spalvos, o čia Ja Moranto vardiniai bateliai su Swarovski kristalais. Neblogai. Mikalauskas šį kartą jau pro šalį švilpia kamuolys, net į lanką realiai nepataiko Mikalauskas ir jau greitas puolimas. Kupšas dar prieš tą pakeitimą spėja išprovokuoti Igno Vaitko pražangą, panašu, kad taip, prieš metimą. Fiksuojama pražanga šiandieną itin retai, taisyklės pažeidinėja. Nevėžis Optibet. Beje, įdomu, kad Giedrius Staniulis taip ir nepasirodė aikštelėje. Mindaugas Kupšas tiesiog lieka čia. Jerry Blakesas prieš Nedą Montvilą. Žingsnis atgal, metimas vidutinio nuotolio netikslus ir Vaitkus jau lekia į greitą ataką. Nusimeta kamuolį Krosvalui. Krosvalas deda iš viršaus. Edas Krosvalas beje yra dažniausiai dedantis krepšį žaidėjas lygoje, 43 dėjimai. Niekad neatspėsi, kas antras. Na, norėjau tiesiog pasakyti ir koks gražus dar buvo Igno Vaitkus perdavimas. O dabar jau galima ir paspėlioti. Antras dažniausiai dedantis žaidėjas lygoje. Šiandien rungtyniauja, galiu pasakyti. Ai, tai čia labai lengva. Šekas Buchananas. Buvo 6 dėjimai prieš Jonavos Sibetberos, jei neklystų, per vieną mačą. 34 sezone. Blakesas. Bando atsikratyti Jonu Zaku, keli judesiai nugarai krepšį, nusimestas kamuolys ir čia pražanga Mikalauskui. Dar keletą žodelių Sauliui Kulviečiui. Kuo daugiau tokių dvikovų, tuo mums smagiau. Čia dar ir Saulius Kulvietis turi dar vieną pokalbį su rungtynių arbitrais. Teisėjas labiau inicijuoja tą pokalbį, negalime tikėti, bet Sirgalius užskatintas pražangos įrašomas. Vienintelis Ignas Vaitkus turi problemų su pražangomis, 3 asmeninės. Uleckas iš toli netiksliai ir būtent Mikalauskas įma kamuolį, traukia į greitą puolimą palikęs už savęs Kupšą. Montvilas šokdina varžovus, bet vėl sustoja ataka, sugeba susirotuoti šiauliečiai ir Žiraro Krosvalo 2-2. Čia Mindaugui Kupšui berods 4 asmeninė turėtų būti fiksuojama, taip, ir lygioje vietoje. Ir čia prisiminkime, treneriai nusprendė, kaip dabar toks patyręs centras tokį kontaktą. Na ir čia po šios pražangos Kėdainių sporto centre dar viena vandens pertraukėlė. Tam tikri žaidėjai, kurie paprastai būna taškočiausi, šiandien gal netokių greitų ritmų renka tos taškus. Vienas iš jų Žirardas dabar pelnęs 6 tašką, šiandien jo 3 taškai skrieja pro šalį, 1 iš 4. Šiaulių gretose turbūt tą galima pasakyti apie Jerry Blakesą, kol kas 4 taškai jo sąskaitoje. Na, o Mindaugas Kupšas prieš pertraukėlę užsidirbo 4 asmeninę pražangą per pusantro kėlinio. Ir ten labai įdomus buvo sprendimas vis dėlto nekeisti jo antrojo kėlinio pradžioje. Čia Šekas Buchananas antruoju bandymu įridena taškus. Tiesiog Šiauliai užsidėję taikinį ant Josefo Žirardo nugaros ir atakuoja jį, na, kiekvieną kartą, kai gauna šansą. Taip, čia irgi įdomu iš tikrųjų, kur kitą sezoną irgi pakryps Žirardo karjera. Akivaizdu, puolimo talentas, turbūt gynyboje vien dėl gabaritų kyla klausimų. Čia Krosvalas nepataiko ir Jonas Zakas tiesa sukuria antrąjį šansą Nevėžio, bet gerai atsilaikė Staniulis, 1-1 gynyboje, dabar jau prieš Žirardą Buchananas. Ir atėjęs į pagalbą. Čia 3 pražanga Giedriui Staniuliui. Taip, Žirardas veržėsi. Na ir dabar labai įdomi situacija. Per abu centrus 7 baudos. Taip. Bet taip, iš pradžių žiūrėjau prie galinės linijos esantį teisėją. Šis pažeidimo nerodė, bet aišku tiesiog leido kolegai priimti sprendimą, kuris iš karto fiksavo šią pražangą ir Žirardas dar kartą prie baudų metimo linijos. Na, bet
Taip, įdomu, ką dabar darys Darius Pakamanis. Kupšas, priminsime, su 4 asmeninėmis jau ant suolo. Tai yra antrojo kėlinio vidurys, liko dar 4 minutės šiame kėlinyje. Staniulis turi 3 asmeninės pražangas. Na, būdavo, kuomet dar ir Staniulio nebūdavo ekipoje, ten tos problemos su centrais ir tuomet, aišku, ir Dovis Romančenko gali pažaisti 5-oje arba tas pats Kulvietis su Jogėla. Teisingai, ir būtent Saulius Kulvietis 5-oje pozicijoje nulaužė rungtynes prieš Kėdainių Nevėžio, bet prieš mėnesį ten jisai 3 kėlinio pabaigoje berods ėmė žaisti vidurio puolėjų ir Šiauliai tada surengė spurtą. Spūdinga atmintis, kolega. Užsirašau dalykus, kad prisiminčiau. Čia Jogėla prieš jį Montvilą, bet vis neišsimeta metimo. Kulvietis spėja, tikrai spėja išmesti, bet nesugeba pataikyti. Ir dabar Girardo rankose kamuolys, perdavimas į priekį. Jonas Zakas, kaip minėjai, neblogą ritmą pajautęs, bet ne šiose rungtynėse. Šiandien ir toliau nesugeba pramušti. 3 iš eilės netikslus metimas. Buchananas nesiryžta mesti, Jerry Blakesas buvo visiškai laisvas. Ir gražiai išmaudo Nedą Montvilą, Jerry Blakesas. Puikus epizodas. Tikrai taip, koks kojų darbas, kokia kantrybė pagazdinant vieną, antrą kartą. Tiesiog pastatė varžovą ant pačiūžų ir Blakesas ramiai ir užtikrintai renkasi 2 taškus. Vėl +5 iš Šiaulių perspektyvos. Krosvelas prieš Staniulį ir šį kartą žingsniai, taip kad Giedrius Staniulis čia irgi ginasi, jau kaip minėjom, su 3 asmeninėmis pražangomis ir toliau lieka aikštelėje. Na, bet čia viskas aišku, ką daro Gediminas Petrauskas ir Kėdainių Nevėžis, bet žaidžia prieš tą žaidėją, bando eliminuoti ir antrąjį vidurio puolėją. Tačiau šį kartą to nepavyksta padaryti. Kiek sulėtėjo tas rezultatyvumas, aišku, antrajame kėlinyje. Buchananas prie Girardo po krepšiu, ateina ten Krosvelas, bet nesugeba sublokuoti, o Staniulis nepakartoja metimą iš labai geros pozicijos. Girardas, toks, na, norėjau sakyti, geras perdavimas, bet kiek gal per daug rizikingas. Negeras. O ten atrodė, kad kažkiek ir paslydo Girardas ties tą 3-taškę liniją. Galbūt norėjo ir pats mesti, bet dėl to, kad paslydo, buvo priverstas atiduoti perdavimą. O čia stringa už užtvaros Bukauskas. Dabar įdomu, Bukauskas prieš Buchaną. Panašus sąskambį. Šios pavardės. Bukauskas jau dabar puolime pakabina kamuolį Krosvelui. Neabejotinai gražiausias šių rungtynių epizodas. Dar kartą Bukauskas puikiai perskaito situaciją. Pelno 2 taškus jo kolega amerikietis ir Darių Pakamanį veda iš kantrybės vandens pertraukėlę. Spūdingas epizodas čia Kėdainiuose, Krekenavos, kai norisi mėsos, Edas Krosvelas. Taip, pradžiugina savo komandos sirgalius, bet čia reikia pasakyti Nojaus Bukausko. Nuostabus pick and rollas atakuojant Giedrių Staniulį. Neabejotinai, puikus jo perdavimas ir Krosvelas tiesiog greitesnis. Už Staniulį, Staniulis bėga atgal link krepšio, Krosvelas bėga veidu į priekį ir tiesiog tą daro greičiau. Labai gražu ir tai yra 10-4 Kėdainių Nevėžio, bet toks mini spurtelis. Jie atsilikinėjo 9 taškais, dabar tas deficitas jau tik 3.
Marius Staniulis, jo 2-2. Marius Valinskas, jo 2-2 su Staniuliu. Gražus perdavimas Lukui Leckiui, šis netaikliai. Ir vėl gali užbėgti į greitą polimą. Nevėžis optibet, Bukauskas dairosi, perdavimas Girardui ir šį kartą jau stabdo ataką Girardas, nors dabar tiesiog užatakuoja Valinską ir Krosvelas vienas tarp ten 3-4 varžovų provokuoja pražangą ir stos mesti 2 baudų. Čia, žinai, galvojau dar po praeito epizodo, kad, aišku, nebejoju, jog visi ir Kėdainio Nevėžio optibet, tiek fanai, tiek vadovai mieliau turėtų Amitaebo sezono gale ir kovotų dėl aukštesnių pozicijų, bet turbūt vienas iš tokio pozityvo prastoje situacijoje, tai kad vietinis Nojus Bukauskas gimęs Kėdainiuose gauna va tokias minutes, pamokas ir ką gali žinoti, gal kitą sezoną Nevėžio optibet komandai jau lauktų didesnė rolė. Na, nebijotinai, jam tai yra neįkainojamos minutės, tikrai aukšto lygio rungtynės ir sužaisti, būti pirmų komandos žaidėjų, eiti į starto penketą, tai yra labai puikiai patirtis, kuri pravers ateityje. Iki minimumo mažina skirtumą šeimininkai. Laimi šį kėlinį 17-11. Dabar Marius Valinskas. Nuo jo, taip pagarbiai atsitraukęs Josefas Girardas buvo, nesiryžo mesti Valinskas 2-2. Gražus Jogėlos perdavimas tiesiai Staniuliui. Čia idealiai įveikia tą step-auto gynybą Šiaulių komanda. Trikampiai perdavimai suvaikšto per vos 1,5 sekundę ir tiesiog supjausto visą gynybą. Čia Bukauskas rodo, į kurią pusę turi judėti kamuolys. Zakas su Krosvelu, dar viena ten užtvara ir panašu, kad Mikalauskas tai bus nubaustas pražanga puolime. Garinė užtvara ir netaisyklingai padėta teisėjų nuomonė. Arūnas Mikalauskas nuo to momento, kaip pasakiau, kad 14 taškų, 1 taškas iki rekordo ir kol kas ir lieka su tais 14. Šiandieną minučių nusimato daug, Kozys dar nežengia į aikštelę. Na ir turbūt greičiausiai nežengs. Marius Valinskas čia gražus, jo driblingas apeina Arūną Mikalauską. Marius, dar 2 jo taškai. Solidžios Mariaus Valinsko rungtynės, 8 taškai jau jo sąskaito, kaip Bukenanas spaudžia Bukauską. Šį kartą Krosvelas veidu į krepšį, atakuoja Staniulį, ne pats užtikrinčiausias metimas, taškų nėra. Ir kažkiek specialiai kėdainiškiai keičia savo puolimą dėl to, kad Staniulis ir Kupšas turi tiek pražangų, bet ne visą laiką tai, kad gerai pavyksta, matome ir dabar. Forsuotas metimas buvo. O dabar kokią ūgio persvarą turi Bukenanas prieš Bukauską, tiesa, ten Krosvelas po krepšių būtų pasirengęs padėti. Valinskas į dešinę, kontaktą su Girardu, bet panašu, kad pražanga amerikiečiui. Na, taip, pirmoji pražanga Josefui Girardui čia. Nuo užtvaros bandė eiti Marius Valinskas ir čia kontaktas galva, auš. Ir Šiauliai vos 2 baudas metė kol kas šiandieną. Vieną pataikė Tauras Jogėla. O dabar Giedrius Staniulis išimamas po labai ilgos pamainos. Iš esmės visą antrą kėlinį pražaidė su labai maža išimtimi, kuomet kiek ten 6 sekundėmis Mindaugas Kupšas buvo įėjęs į aikštelę. Ir dabar Doris Romančenko centro poziciją Marius Valinskas realizuoja pirmąją baudą. Na, Giedriui Staniuliui turbūt teks ir nemažas krūvis ir trečiajame kėlinyje. Priminsime, Kupšas turi 4 pražangas. O Marius Valinskas jau turi 10 taškų savo sąskaitoje šiandien. Na ir taip, ir toliau toks geras žaidimas ir turbūt dar viena priežastis, kodėl Grantas Singletonas sėdė ant suolelio, dar nei vienos sekundės nematė šiandieną šis amerikietis, o iki pat pirmosios pusės pabaigos gali laikyti kamuolį Nevėžis optibet. Girardas dabar kviečiasi Krosvelo užtvarai, 2 žaidėjai prie jo ir puikiai žaidžia Valinskas, gynyboje perima kamuolį 2. Ir čia nesėkmingas perdavimas. Romančenko pyksta dėl to. Ir Darius Pakamanis neišnaudoja šios mini progelės, dar geresnę nuotaiką į Rūbinę patraukti Šiauliai Kazino Admiral. Jie turi 7 taškų persvarą, taip kad nieko nesusikūrė per antrąjį kėlinį, bet nieko negirdėjusiam tavęs Rimi studijoje galbūt. Aš jau kalbėjau, labai gyriau Nojų Bukauską, tai sakau, kad reikės, aišku, dar geresnį jo žaidimą, bet man patinka jo užtikrintumas. Man patinka, kaip agresyviai šiandien įėjo į rungtynes. Va, kad ir dabar labai arti buvo perimto kamuolio.
šiaulietis. Būtent prie jo Bukauskas buvo pribėgęs, bet veterano tai nesužavėjo. Iki 10 didina skirtumą ir būtent tritaškio antroje pusę pradeda Šiaulių veteranas. Bet kaip matome iš karto ir vėl, prie vidurio bandoma dvigubinti yra Nojų Bukauską, bandoma neleisti jam organizuoti komandos atakų. Jonas Zakas veržėsi pro Bleiksą. Bleiksas jau ne pirmą kartą šiose rungtynėse aktyviomis rankomis išmušinėja kamuolius, o čia gauna kamuolį Buchananas prieš jį. Būtent Nojus Bukauskas, bet gal ir išsidėstymas ne pats geriausias, nežaidžia iki galo Buchananas. O čia ir aktyvios rankos, Bukauskas iššoka perdavimo metu, kai vėl bandė įvesti kamuolį Šekui Buchananui iš Šiaulių komandą, bet Jerry Blakesas kitoje aikštelės pusėje. Darius Pakamanis buvo labai patenkintas po to epizodo. O štai taip, dvi identiškos atakos, šį kartą aukštesnis varžovas prieš jį, bet rezultatas tas pats. Dar vienas Kulviečio tritaškis, prašė ten labiau spausti varžovus Darius Pakamanis, o Mikalauskas nepataiko, bet panašu, kad Jerry Blakesas. Taip, ir ne pirmą kartą jau Jerry Blakesą ir Jono Zako. Dvikova ir Jerry Blakesas kaip teatrališkai pademonstruoja varžovo aktorinius gebėjimus, jo nuomonė. Na, čia atrodo, kad aš žiūriu Denverio Nuggets ir Oklahoma City Thunder seriją, kur Jerry Blakesas tiesiog kaip Džamalas Murray rodo, ką Shai Gilgeous-Alexanderis daro aikštelėje, vaidina tas pražangas pastoviai kiekvienoje atakoje. Sako, Inglūde, Kalifornijoje tokių bairių nebūdavo, bet ten ir va tai va, Jerry Blakesas, tiksliau Šekas Buchananas, ten pametė kamuolį iš Bukausko, dabar jau klaida kitoje pusėje, Blakesas klaidina varžovus, 2 taškai, vėl turi pastabų tiek arbitram, tiek varžovam. Greitai keičiasi čia veiksmas, dabar matom dar kartą ir panašu, kad techninė pražanga bus. Nubaus 15, o čia, kaip ir minėjom, prieš manęs pertraukėlę tikrai labai chaotiškai vystėsi įvykiai aikštelį ir galų gale po Jerry Blakeso 2 taškų ten dar turbūt ir pražangos norėjo varžovam Šiaulių treneris Darius Pakamanis. Techninė pražanga buvo nubaustas, o dabar jeigu gerai pamačiau Jurgio Laurinavičiaus gestą, dar įspėti už vaidybą buvo Nevėžio Aktyvent krepšininkai. Na taip, daug čia reikalų prieš ir po minutės pertraukėlę. Ir tai yra pirmasis kėdainiečių taškas trečiajame kėlinyje. 8-0 spurtavo svečiai iš Šiaulių ir dabar yra tas momentas, kai šeimininkams reikia žudbūt kažkiek kirpti pranašumą. Kol kas Girardo vis dar nėra aikštelėje, taip kad kažkas turi perimti tą lyderio rolę. Ignas Vaitkus gerai pradėjo pirmąjį kėlinį, bet dabar aikštelėje jo nėra. Krosvelas užsiėmęs poziciją prieš Staniulį, bando pralaužti varžovo gynybą. Čia turbūt ir su idėja dar tą ketvirtą pražangą išprovokuoti. Pražangos nėra, bet yra taškai. Pirmasis metimas iš žaidimo dabar. Blakesas. Prie jo lieka Jonas Zakas. Šią dvikovą šiandieną matėme ne vieną, ne 2 ir ne 3 kartus. Blakesas iki galo išlieka čia tokiam balansė ir pelno 2 taškus šis amerikietis. Jerry Blakesas šiandien atrodo kažkoks labai piktas iš tikrųjų aikštelėje. Nežinau, ar čia tiesiog tokia jo nuotaika, bet ir labai užsivedęs ir tuo pačiu susikoncentravęs įveikti savo varžovus. Tikrai neretai emocijas demonstruodavo, čia Krosvelas per kitą pusę. 2 taškai tiesiog pasiskaityti, nes irgi krepšio konstrukcija dar lietė Šiauliai. Labiau gal Šiaulių fanai turbūt tų priekaištų dėl gynybos anksčiau bent jau būtų turėję Jerry Blakesui. Bet šiandien ir gynyboje dirbo čia kaip Nojus Bukauskas spaudžia Šeką Buchananas, šis išlaiko kamuolį, numeta jį Sauliui Kulviečiui ir trečią tritaškį nepamatėme bent jau Bukauską. Ir čia Uleckas vietoj metimo renkasi perdavimą ir tai virsta klaida. Zako ir Krosvelo 2 prieš 2, Zakas iki galo nesėkmingai. Kamuolys Šiaulių, vėl daug tokių neišnaudotų gerų progų. Čia Jonas Zakas agresyviai, gerai, sugeba įveikti varžovo gynybą, bet ten iš patogios situacijos nesugeba pelnyti 2 taškų. Vėl Nojus Bukauskas šį kartą jau peržengus vidurio liniją, kiek aktyviau pradeda spausti Buchananą. Šis nusimeta kamuolį Uleckui, 3 taškų nėra, bet vėl antrąjį šansą susikuria Šiauliai ir vėl jo neišnaudoja. Trečią šansą turės Dariaus Pakamanio auklėtiniai.
čia tiesiog centimetrų trūksta vėl. Nevėžio bet Jerry Blakeso labai gražus gersas, perdavimas į dešinį kampą ir čia pražanga prieš iš toli metantį Luką Ulecką. Bukauskas iškart gauna ir Gedimino Petrausko pamokymų. Lukas Uleckas šiandieną neatakuoja sėkmingai. Vienas iš 4, tai vos pataikytas tritaškis, bet čia aišku, kiek labiau, na ne kiek labiau, gerokai labiau patyręs krepšininkas sugeba išprovokuoti Bukausko pražangą. Na taip neužtikrintai, bet renkasi taškus Lukas Uleckas nuo baudų metimo linijos. Abu metimai nuo lanko įkrenta į krepšį. Tam ir Luko Ulecko tatuiruotė. Sunku gal išversti, bet maždaug neprisirišęs prie nieko, bet jaučiantis viską. Toks va Luko Ulecko. Pamokslas šeštadienio pamokslas. Čia ir tavo minėtas Josefas Girardas jau aikštelėje. Girardas trečiasis, būtent jisai dabar gauna perdavimą, pašokdina Ulecką, bloko išvengia. 3 taškai. Ir geriausias metikas, ir gražiausias, turbūt gražiausio metimo. Taip pat savininkas pataiko šiandieną berods antrąjį savo tritaškį. Ilgai laukti nereikėjo, vos pirmoje atakoje išėjęs pasižymi Žiraras, o čia Saulius Kulvietis po užtvaros leidėsi ne iki pat krepšio, iki baudos metimo linijos ir pataiko iš vidutinio nuotolio +14. Šiauliai vėl susigrąžina didesnį pranašumą. Rosalas Airijus Staniulis kelintą kartą iš eilės, turėdamas 3 asmeninės, nuostabiai sustovi gynyboje. Uleckas šiek tiek pameta kamuolį, galų gale gražiai suranda Giedrių Staniulį ir vėl, na, nieko iš to Josefo Giraro tritaškio geros pastatyti nepavyksta. 2 nesėkmingi epizodai iš eilės gynyboje, dabar Šekas Bukenanas prasižengia antroji. Tiek asmeninė, tiek komandinė. Jau 17 taškų Šiauliai Kazino Admiralai yra surinkę šiame kėlinyje, praėjo vos 4 minutės ir 20 sekundžių. Na, atrodo, kad aš vėl žiūrėčiau pirmojo kėlinio pakartojimą, tiesa, tik viena komanda dabar jau renka taškus. Mikalausko užtvara atsilaisvina ten visai pats, gauna iš Žirardo perdavimą, bet ir toliau. Puikiai pradėjęs, šaudo pro šalį. Ar tik kolega nebūsi prikalbėjęs? O čia kiekvieną kartą, kai turi šansą, Šiauliai atakuoja Josefą Žirardą ir tai yra... Ne, kažkai nebūsi skaityti. Tiesiog pražanga. Dar gerokai prieš metimą. Gediminas Petrauskas tiesiog atsisėda, sako, patogiai pažiūrėsiu geriau likusią rungtynių dalį. Na, kaip jau minėjom prieš transliaciją, Nevėžio bet ne tik reikia laimėti prieš Šiaulius, ne tik reikia laimėti prieš Rytą, bet dar ir sulaukti gerų rezultatų iš kitų arenų, tam, kad iššoktų dar atkrintamųjų traukinį, taip kad tie šansai tikrai yra minimalūs. Na, o čia dar viena pražanga Nojui Bukauskui, trečioji asmeninė jam tiesiog. Jerry Blakesas, jis dengia Jerry Blakesą, jam yra labai sunku, kelios užtvaros ir Tauras Jogėla vėl taiklus. Bet čia, aišku, ir koncentracijos, ir kažkiek gal ir ta energija vis tiek nebegalinė, Nevėžis OptiBet žaidžia labai mažą rotaciją. Ignas Vaitkus toje situacijoje tiesiog pametė Taurą Jogėlą, čia tiesa labai geras epizodas puolime, būtent atsiteisė 2-22 numerių dvikovoje, o dabar dar Igno Vaitkaus pamokymai Girardui, kur turi stovėti gynyboje toje situacijoje. Nesutarė tiesa abu žaidėjai, kiek dabar matau, vis dar vyksta ta diskusija. Ignas Vaitkus net nenori mesti tų būdų metimų, geriau komandos draugui išaiškins viską, ką netaip darė praeitos gynybinės atakos metu. Na, žinai, kas iš tų taiklių 2 baudos metimų, jeigu jie vėl prasileis taškus kitoje atakoje, tai būtent prioritetai, kaip sakoma, Igno Vaitkų sudėlioti čia. Kur tą baudos metimą pataikys, taip įsijaudrinės. Veteranui Nevėžio OptiBet kapitonas Ignas Vaitkus yra šiemet, pelno dabar savo 8 tašką, bet -17 nuo varžovų. Jerry Blakesas. Perdavimas rizikingas ir ten kovojo, čia panašu, kad taip. Matas Mačijauskas
tiesiog užsikabinęs už varžovo rankų ir nelabai buvo ten sunku Giedriui Staniuliui išprovokuoti tą pražangą. Žiūrime epizodą dar kartą. Taip, tiesiog. Na, bet ir vėl, viskas prasidėjo nuo to, kad Jerry Blakesas prieš save pamatė Girardą ir tiesiog žaidė 1-1, sukūrė tą pranašumo situaciją. Plius 17 čia Kėdainiuose. Išlaiko šypseną. Kol kas, nepaisant to, kad, na... Daina gražiai groja. Plius mes nežinom, gal ir Šiaulius palaiko, gali tai būti, bet dabar, aišku, Šiauliams ir dar į Bakamanį, kuriam tai antrosios rungtynės vyriausiojo trenerio pareigose po to, kai atleido Šiauliai Žydrūną Urbaną, na, abipusių susitarimų nutarė išsiskirti, tai galimybė, aišku, iškovoti tą pirmąją pergalę. Ir tie reikalai vis klostosi geriau ir geriau antrojo kėlinio viduryje. Ten Nevėžis Optibet buvo grįžęs iki 1 taško. Kupšiui buvo užfiksuota 4, Staniuliui 3, taip kad atrodė visai, kad kaupėsi debesis, bet Šiauliai su tą situaciją susitvarkė puikiai, o čia Girardas puikiai susitvarko su savo situacija ir išprovokuoja Jerry Blakeso pražangą. Tiesa, amerikietis irgi labai nesijaudina. 3 asmeninė tiesa, bet 4 komandinė. Ir dabar būtent Marius Valinskas labai gerai žaidęs pirmoje pusėje, 10 taškų jo sąskaitoje ir Mindaugas Kupšas su tom minėtam 4 pražangomis. Dabar gal ir Matą Mačijauską pamatysim centruojantį, bandantį išprovokuoti tą 5 pražangą. Pažiūrėsim. Vaitkus. Prieš Blakesą, daug kontakto ten. Pražangos nėra. Blakesas susiėmęs už veido, signalizuoja teisėjam, jog buvo pražanga tenais puolime, bet žaidimas ir toliau tęsiasi ir Matas Mačijauskas suteikia dar vieną šansą savo komandai. Zakas. Atgal Girardui, Girardas šokdina Valinską iki galo, Girardas pro Kupšą, 2 taškai. Na, dar parodė, kad atliks perdavimą, tiesiog pagąsdino, kad atliks perdavimą Girardas, bet metė vis tiek pats, eidamas į dešinę pusę, iki 16 mažėja tas skirtumas. Ir Blakesas tiesiog parodo, jog Buchananui išeiti iš tos pusės, jis atakuos Girardą, tiesa suklysta Blakesas atėjus pagalbai. Ir iš karto kelia ranką į viršų, atsiprašo komandos draugų. Nepavyko jam šitą improvizaciją, bet improvizacija tikrai buvo logiška, atakuoti Girardą yra pagrindinė Šiaulių Kazino Admiral idėja puolime šiandien. Jerry Blakesas sėdus ant suolo ne tik su 3 asmeninėmis, bet 4 perimtais kamuoliais šiandien. Girardas kyla iš už užtvaros, jisai dabar Mačijausko gražiai suranda Mačijauską Girardas, Mačijauskas suranda Zaką, nėra taškų, nėra ir kamulio. Na, atrodė viską padarė idealiai. Kėdainių komanda, perdavimas į trumpą nusileidimą, Zakas kerta palei galinę liniją, gauna kamuolį tenais, bet nepavyksta. Tiesiog nepavyksta užbaigti atakos. Jonas Zakas šiandien yra dažniausiai atakuojantis krepšį Nevėžio Optibet krepšininkas, 9 metimai ir tik 2 taiklus. Kalbant apie taiklius metimus, Marius Valinskas šiandien 4 taiklus iš 5, čia autostrada, jam iki krepšio, jau 12 taškų Mariaus sąskaitoje per 11 minučių. Bando atsipalaiduoti Girardas, prieš jį Buchananas. Vėl perdavimas Mačijauskui. Mačijauskas šį kartą prie perimetro nusimeta kamuolį, nėra. Ir Mikalauskas labai lengvai sukuria antrąjį šansą, o labai lengvai pelna taškus ir Ignas Vaitkus. Ir čia turbūt 2 epizodai, dėl kurių Darius Pakamanis tikrai nepagirs savo komandos. Tikrai ne. Vėl viską kėdainiečiai darė gerai. Perdavimas dabar ėjo ne po krepšiu, o ant tritaškio. Čia ir vėl laisvų metimų nepavyksta susimesti jiems. Kackas sulaukia Kupšo užtvaros, Mačijauskas step-outas. Grįžta kamuolys prie Kupšo, dabar jau Kupšas prieš Mačijauską ir taškų nėra, pražanga puolime. Ir vėl Tauras Jogėla šį kartą jau kelia ranką, atsiprašo komandos už šį epizodą. Tai yra 3 pražanga jam, jis ten neabejotinai nusistūmė kažkiek rankomis. Taip, na čia puikiai matote, prigautas Tauras Jogėla. Akivaizdžiau turbūt jo prigauti nebuvo įmanoma. Na ir Arūnas Mikalauskas prie baudų metimo linijos. Turi šansą. Turi šansą. Pirmajame kėlinyje.
pelnęs visus 14 taškų, 15 kol kas jam pridėti nepavyksta. Na, aš manau, kad jeigu Arūnas žiūrės šitas rungtynes ir atsisukinės jas, tai aš manau, kaip minimum gausi 2 žinutę, Lukai. Štai taip, 15 taškas, būtent toks jo geriausias rezultatas šį sezoną su Seven Lietkabeliu turėjo šansą pagerinti, nes nebijo, žais ir toliau Vitalijus Kozys. Šiandieną nors ir yra registruotas, bet nerungtyniauja pagrindinis Nevėžio Optibet. Sunkusis kraštas čia puikiai bendromis pastangomis apsigina nuo Mindaugo Kupšo ir ten Marius Valinskas gelbsti ataką 2-3. Išmušdamas kamuolį iš Igno Vaitkaus ir dabar viską turės organizuoti už galinės linijos. Ne pirmą kartą Grantas Singletonas žengia į aikštelę antroje pusėje. 9 numeris. Na, įdomu, prasidėjo 28 rungtynių minutės ant atsarginių žaidėjų Solelio. Pirmoje pusėje jo nematėme, dabar Darius Pakamžys meta į aikštelę. Ir iš karto jis gauna 3 taškį nuo Josefo Žirardo. Sveikas atvykęs į Kėdainių Singletonai. Na taip, ne pati lengviausia užduotis. Iš karto perimti Žirardo globą. O čia Mikalauskas, kaip skaito Jogėlos perdavimą, gali vėl užpulti Nevėžis Optibet. Žirardas daro tai, ką turi daryti. 3 taškis užsidega Žirardas. Let him cook. Visiškas, perfrazuojant tave, Kėdainių šefas. Bendra tų 3 taškų suma šiemet 122. Na, kaip pavyzdys, Artūras Milaknis prieš gerus 5-6 sezonus yra įmetęs 136 tritaškius per visą sezoną, bet jam to prireikė padaryti 49 rungtynių prieš 10 metų. Tai yra, daugiau tokių rezultatų nematėme. Žirardas tai padarė per kiek daugiau nei 30. Na, o čia Tauras Jogėla prameta tritaškį, retas atvejis per pastarasis 3 rungtynes, o dabar Mikalauskas turi prie savęs Grantą Singletoną. Čia jau reikia ieškoti Žirardo, bet iki jo kamuolys nenueina. Singletonas siunčia kamuolį į priekį 4-1. Jogėla. Tokia aukšta trajektorija, metimas nuo lentos iš po krepšio, bet jis yra taiklus. Na, atrodė, kad gal ten net ir išslydo kamuolys Taurui Jogėlai, bet tas metimas vis tiek yra taiklus. Šiek tiek sustabdo Nevėžio Optibet spurtą dabar Šiauliai. Oi. Nutyla Kėdainių arena, nutylame ir mes. Po vandens pertraukėlės 2 atakos tokios iš eilės, kai absoliučiai degančiam savo snaiperiui net iki jo kamuolys nenueina. Būtent dabar Žirardas jau pats inicijavo ataką, perdavimas Mikalauskui 10 sekundžių Nevėžio Optibet atakai. Žirardas pro Kupšą, užspaustas amerikietis ir dar vienas perimtas kamuolys. Ten 3 žmonės buvo prie Žirardo, sustabdė jį, galiausiai net nebuvo kur jam kamuolio atiduoti. O čia prašo Kupšą užsiimti poziciją, bet taip vangiai, sakyčiau, tiek Kupšas užsiėmė tą poziciją, tiek ir Tauras Jogėla nusėtė tą kamuolį. Tikrai gerokai arčiau LED tų reklaminių stendų negu pačio Mindaugo Kupšo, kuris sėdasi ant suolo. O čia Aras Petraitis pasirodo aikštelėje, jis keičia, jei neklystų, Igną Vaitkų. Iš Marno Vaitkaus perėmės 5 numerį. Aras Petraitis, jo debiutas šiame sezone. Nedas Montvilo gražiai čia susikuria savo erdvės, tada numeta kamuolį Mikalauskui. 3 taškis ir būtent 3 taškių metimų Nevėžis Optibet baigė trečiąjį kėlinį, taip kad 4 tritaškius per trečiąjį kėlinį suvertė Gedimino Petrausko auklėtiniai, sumažino skirtumą iki 10 ir mes susitiksime 4-ame. Vieno metimo neprametęs trečiajame kėlinyje. Įdomesnė dar detalė, kad prie jo vėl grįžta Tauras Jogėla. Taip kad 2,1 cm ūgio kraštas. Iš esmės didžiąją dalį mačo gainiojosi 1,85 m atakuojantį gynėją ir pagrindinį taškų rinkiką. Ir dabar visą dėmesį tiesiog buvau sukoncentravęs į tą dvikovą. Nojus Bukauskas čia negalėjo atiduoti kamuolio Žirardui, nes Tauras Jogėla, neįsivaizduoju, kiek savo bakų išnaudojo per šią ataką, bet nei per centimetrą neatsitraukia nuo amerikiečio. Na ir taip, ir matome, kad Bukauskas tikrai reaguoja į tą agresyvę gynybą. Ten Marius Valinskas bando tiesiog perimti kamuolį lygioje vietoje iš Nojaus Bukausko, bet jis ir vėl veržėsi agresyviai iki pat krepšio, išprovokuoja pražangą. Ir dabar pelno trečiąjį savo tašką šiandien, turi 5 rezultatyvius perdavimus ir yra suklydęs 1 kartą bei perėmęs 1 kamuolį per 18 minučių.
Ir galbūt tiem, kas irgi šiandieną ne nuo pradžių stebi transliaciją, galime tiesiog pasakyti, jog jei taip pasibaigtų rungtynės kaip jos yra dabar, Šiauliam turint persvarą, tai reiškia, kad Šiauliai Kazino Admiral jau užsitikrina 7-ąją vietą, likus dar vienoms rungtynėms, o Kėdainių Nevėžis of the Bet jau tikrai baigs savo sezoną viduryje savaitės ir atkrintamąsias nepapuls. Taip, kad Kėdainiam lieka 9 minutės kažką pakeisti. Singletonas reaktyviniu greičiu po krepšiu, keletas perdavimų, Romančenka galų gale nuo baudų metimo linijos. Dvitaškis netikslus, ten Krosvelas grindų, bet nukentėjo nuo savo komandos draugo. Ir dabar Šiauliai rungtyniauja be tikrojo vidurio puolėjo, tiek Kupšas, tiek Staniulis yra atsarginių žaidėjų Solelio, Arūno Mikalausko tritaškis netaiklus. Ir čia Nojus Bukauskas vėl. It veteranas puikiai perskaito situaciją, greita pražanga. Jam, aišku, 4-oji. Na ir dabar turbūt Džozefas Žirardas ir vadovaus Kėdainių komandos atakoms ir bandys jas pats užbaigti ir bandys vesti Nevėžį aktyviai į sugrįžimą. Šiauliai pirmavo 18 taškų skirtumų trečiajame kėlinyje. Čia, aišku, turėjau omeny, kalbant apie komandinės pražangas, kad gerai perskaitė situaciją ir sustabdė greitą puolimą pačiam. Aišku, 4-oji, o čia kovoja dėl atšokusio kamuolio Romančenko. Neteisus. Na, bet užstrigęs tas Šiaulių Kazino Admiral puolimas paskutinėmis minutėmis ir iš karto Darius Pakamanis reaguoja. Jerry Blakesas vietoj Granto Singletono, kuris sužaidė 3 minutės. Kiek daugiau negu 3 minutės ir nelabai spėjo kuo ir pasižymėti, tik tai su to, kad per šį laikotarpį Nevėžis sumažino deficitą 7 taškais. Buvo prieš Mažeikius užsiautęs, bet iš esmės dauguma kitų rungtynių blankoki pasirodymai ir labai neilgi pasirodymai. Apie 10 minučių Singletonas žaisdavo, bet ir būdavo tokių rungtynių, kaip pavyzdžiui prieš Utenos Juventus vos 3 minutės išleido treneriai. Žirardas eina pasimti kamuolį iš rankų į rankas. Su Mikalausku dabar nesinaudoja Krosvelo užtvarą. Labai gražiai čia suklaidina varžovus. Kietoka Jerry Blakeso pražanga, bet iš karto ištęsia ranką Blakesas Josefui Žirardui. Ten gal galėjo kai kam ir pasirodyti, kad žingsniavo Žirardas čia. Bet tuomet, kai pasiėmė kamuolį, padarė tik 2 žingsnius, čia jo tritaškis, bet pražanga yra fiksuojama. Ne? Techninė pražanga Josefui Žirardui. Čia turbūt tikrai labai, sakyčiau, teisingas sprendimas, nes bent jau gyvai matas tą epizodą, akivaizdžiai tiesiog šoko į priekį ir metė tas kojas. Aišku, galbūt žiūrint pakartojimą, jau nesu toks tikras savo teisumu, neįlysi į galvą žaidėjam, čia Gedimino Petrausko emocijas. Nenori jis rungtynių arbitro paaiškinimo. Ir taip, Petrauskas tiesiog bando paaiškinti rungtynių arbitrams, kad Žirardas bėgo į dešinę pusę, sukosi visą savo kūną taip pro kairį petį ir natūralu, kad kai tu šoki iš tokios situacijos, natūralu, kad tos kojos kažkiek, ypač dešinė koja, eina į priekį. Tai yra tiesiog natūralus veiksmas, kurį daro praktiškai kiekvienas, likdamas tokį metimą. Taiklus Marius Valinskas, 13-asis jau šiandieną jo taškas, irgi tikrai nemažai komandų pakeitęs krepšininkas, tam pačiam Nevėžio aktyve, 2 metus žaidęs. Na ir po to, kai Žydrūnas Urbanas buvo pakeistas Dariu Pakamaniu, antrosios rungtynės iš eilės tikrai gauna daugiau pasitikėjimo iš Dariaus Pakamanio paskutiniu metu. Blakesas pro Žirardą, čia kaip irgi pro tokį tiesiog ganėtinai pasyvų žiūrovą praeina amerikietis pro savo tėvynainį Jerry Blakeso, dar 2 taškai, 12 jo sąskaitoje šiandien, o dabar jau Žirardas su kamuoliu prieš Luką Ulecką, ieško kam atiduoti, Mikalauskas, Krosvelas užsiėmęs, ar tiksliau kovoje, aktyvoje kovoje, Čia tas Krosvelas turi nemažai ką pasakyti Romančenko. Tas Krosvelas iš
Filadelfijos, bet jis nežino, kad Dovydas Romančenka iš Visagino, tai žinai, neaišku, kieno mokykla kietesnė. Linkėjimai į tą miestą, o čia nesportinė. Čia kolega gal tu, ar man padėsi susigaudyti visuose sprendimuose, mačiau ir nesportinės, ir techninės berods gestus. Edui Krosvelui būtent techninė pražanga. Ne, abudu krepšininkai vis dėlto iš kalbas. Techninės pražangos Romančenko šiek tiek gūžtelį. Na, čia labai įdomus sprendimas. Romančenko toje situacijoje tikrai nėra, kad darytų kažką labai daug, bet ir jam įrašoma pražanga, o čia ir dar vienas švilpukas. Šį kartą Tauras Jogėla yra baudžiamas pražanga. Na, vėlgi galima kalbėti apie tiesiog tą rungtynių tėkmę, natūralu, kad ypatingai, jeigu kalbėsim apie Kėdainius, vis tiek jie puikiai supranta, kad jeigu nebus itin efektyvaus ir didelio spurto, tai jiem maždaug lieka kokios 48 minutės krepšinio šiame sezone. Tai, kaip ten sakot, kada jei ne dabar ir kas jei ne tu? Ir irgi taip, bent iš pažiūros, vėlgi šitos komandos sezonas tikrai nebuvo toli gražu beviltiškas ir nesakyčiau, kad ir tie legionieriai, tokie, kurie jau būtų lagaminus susikrovę, manau, kad tikrai kovingi ir puikus profesionalai, neveltui ir tos emocijos kartais gali šiek tiek persiviršti per kraštus. Valinskas suklaidina Zaką ir ten dar kartą krepšininkas ant... Ten berods ir vėl apsistumdymai, ar ten... Čia Montvila berods, ne Krosvelas, numeta tiesiog Romančenko ant grindų. Dar kartą žiūrim šį epizodą. Ne, Krosvelas. Na, būtent, dėl to ir sakau, kad čia buvo tikrai... Na, čia įdomu, bus peržiūra. Įdomu, kaip įvertins tą epizodą. Tikrai vėlgi, na, nesimsiu gal taip jau labai tvirtai vertinti, bet netrodė, kad ten Romančenko labai būtų aktyvus to konflikto dalyvis. Pažiūrėsime, iš pakartojimo teisėjų pasitarimas. Ten tiesiog atrodė Edas Krosvelas vis dar karščiuojasi po to paskutinio epizodo. Pražanga jam įrašyta, dabar dar eis. Na ir čia, kaip įdomu paklausyti gyvai tą dialogą, kaip matėte ir kaip girdėjote, nesutiko tarpusavį iš esmės arbitrai, ilga diskusija, labai iš tikrųjų gal negalima sakyti esminis, bet tikrai svarbus sprendimas, nes Edas Krosvelas jau turintis techninę pražangą, nes sportinė jam būtų jau pabaigusi rungtynes, Kulvietis dabar iš toli netiksliai, taip kad iš šios situacijos nieko iš esmės nepavyksta išpešti, Nevėžio ir Tibeto. Ten aišku, visas Šiaulių dėmesys į Josefą Girardą. Prie kurio dabar yra Lukas Uleckas. Čia Krosvelui gražiai suvaikšto kamuolys, puikus trikampis perdavimas. Ir jau tik 7 taškais atsilieka Kėdainių Nevėžis su Tibet. Jie neseniai atsilikinėjo 18 taškų skirtumo. Man labai patinka tas pasakymas trikampis perdavimas. Niekada nežinodavau, kaip pavadinti tą tokį neskersą, bet jo, būtent trikampį perdavimą čia palei galinę liniją Kulviečiui. O šitą žinai jau kaip pavadinti. Tolimas metimas, Saulius Kulvietis siunčia mus į vandens pertraukėlę Kėdainiuose. Čia dar po gražaus Jerry Blakeso perdavimo. Tiesiog Šiaulių Kazino Admiral geresnis pataikymas šiandien. Ir tiesiog 85 pelnyti taškai per, na, kiek daugiau negu 3 kėlinius. Sunku tikėtis pergalės varžovams. Dabar Darius Pakamanis išima iš žaidimo Dovydo Romančenko, taip kad jo ir Krosvelo dvikovos jau kurį laiką nematysime. Čia Nedas Montvila bando traukti kamuolį. Įdomu irgi, kad Nedas Krosvelas dar jau iš karto rodė, nuo ko užėjo kamuolys, bet jo komandos draugas dar nusprendė, matyti kitokį matymo kampą turėjo. Montvila pabandė ištraukti šį kamuolį, nepavyko ir Šiaulių Kazino Admiralo ataka. Bukenanas. Na ir dabar tiesiog atrodo, kad bando Šiauliai atakuoti kiekvienoje atakoje prieš Girardą, bet kamuolys iki Ulecko nenueina. Montvila greitoje atakoje.
Pražanga, čia Buchananui jis sušoka. Nedo Montvilas. Čia toks įspūdis irgi šiais laikais jau dabar atėjom iki tokio momento, kur kiekviena bent kiek tvirtesnė tokia pražanga ir iš karto varžovus ir galiai prašo nesportinės. Paišo ekraną ore kiekvieną kartą. Nojus Bukauskas grįžta į aikštelę, pagrindinis Nevėžio Ptibeti žaidėjas, kad ir kaip keistai tai skambėtų. Taiklus Nedo Montvilos baudos metimas šiandieną. Pirmasis Nedo Montvilos taškas. Nepataiko antroje, bet puikiai pats atkovoja. Nedažnai pamatysi tokią situaciją, kad pagal taisyklės baudas metantis žaidėjas sugeba atsikovoti kamuolį puolime. Girardas prabėga pro Buchananą, jo flauteris netikslus, kaip reikėjo šių taškų Kėdainiam, bet dabar reikia aišku ir apsiginti. Ten pagailėjo perdavimo Crossville'ui, kuris jau galėjo dėti į krepšio. Čia Jerry Blakesas iš po krepšio netaikliai. Ir Staniulis ne pirmą kartą sugebo. Čia kokia Girardo ir Jerry Blakeso dvikova, ten be kamulio Mikalausko. 2 taškai, bet tiek daug mikro dvikovų. Jerry Blakesas ir toliau dabar eina link Josepho Girardo. Gerokai įdomiau tenais negu čia tie taškai. Jau dabar ir daug visokių įvykių be kamulio. Ir dabar daug prasiveržusių emocijų. Čia apdraskytas Girardas, gal ne šių rungtynių metu, bet tikrai, būtent jisai. Ir Jerry Blakesas apsižodžiavo prieš šią vandens pertraukėlę, bet panašu, kad be rimtesnių nuobaudų ir dar kažko tai išvengėme, bet Jerry Blakesas puikiai tarp peina varžovo, pelno 2 taškus. Čia aukščiausia klasė, tiesiog pasiema kamuolį, persimeta aukščiau pečio Jerry Blakesas. Su viena misija iš šiandien Kėdainiuose laimėti šį mačą. O čia antrą kartą bloką mesdamas 3 taškį gauna Girardas ir šiandieną daug jo sėkmingų epizodų, bet daug ir tokių techninė pražanga metant 3 taškį, 2 gauti blokai. O čia toliau tiesiog Jerry Blakesas dengia Nojus Bukauskas. Jerry Blakesas nori atakuoti pats. Dabar prieš jį jau Ignas Vaitkus. Čia pražanga puolime fiksuojama. Na gal kiek ir čia persistengė. Jerry Blakesas bandė veržtis, jam buvo išmuštas kamuolys, vėliau įskrisdamas ant to kamuolio tiesiog prasižengė. Taip, man čia jūs patys prieš Nedą Montvilą. Žinai, sakėjai, aukštas lygis, tikrai Jerry Blakesas to krepšinio bent jau ir augdamas gero yra matęs, kaip minėjau, iš Inglevudo, kur yra ir dabartinė Clippers ar Lakersai žaidė iki 99 metų, o ir universitetą ėjo Arizona State, tenai ir Jamesas Hardenas žaidė. Crossvillas prie Staniulį, nugarai, krepšį daužo Staniulį, Crossvillas taškų nepavyksta pelnyti, bet kamuolį atsikovoja Nevėžis. Yra 3 taškai, Ignas Vaitkus vėl pažadina čia fanus. Beje, koks emocingas Darius Pakamanis prie šoninės linijos. Atrodo kaip praktiškai 1-1, lyg Žydrūno Urbano stebėtum. Tik 6 taškai skiria komandas, čia dar visiškai niekas neaišku. Šiauliai vėl bando naudoti savo centimetrais. Ir tą daro sėkmingai. Geras Jogėlos perdavimas Staniuliui. Staniulis ten atrodo iš pradžių jau galėjo gauti perdavimą, gavo jį paskui, bet vis tiek rezultatas tas pats, spaudžia ir Bukauskas arti klaidos, bet dabar eis mesti baudų. Beje, vis dar per 20 minučių vos viena klaida Tauras Jogėla. Čia ne tik baigėsi jo rungtynės, bet jis dar ir ranką atrodo susižeidžia. Atrodė, kad Marius Valinskas jau buvo išmušęs kamuolį. Tiesa, pirmas vis tiek prie to kamuolio buvo Nojus Bukauskas. Tauras Jogėla, kaip nesinorėtų dar kažką. Jisai šiandieną, dar žiūrim pakartojimą dar kartą. Tikėkime, kad nieko didesnio, bet taip, Tauras Jogėla pats šiandieną interviu minėjęs, kaip tos traumos kišo koją Šiaulių komandai. Tai daug ko šiandien galima sakyti, irgi nesitikėjom, kad Bukauskas užmes gražiausią rungtynių aliejupą Crossville'ui, irgi turbūt net ir šitų vietinių fanų irgi gal ne visai lūkesčiuose buvo einant į areną, bet ir toliau galima tik pagirti 19-metį žaidėją. Šiandieną tų taškų ne per daugiausiai, bet 5 rezultatyvūs perdavimai, vos viena klaida, jau dabar jau 12 naudingumo balų jo sąskaitoje, o komanda laikosi tokiu pusiau koviniu atstumu.
Lukas Bukenanas, prieš jį Jonas Zakas, kurio taiklių metimų šiandieną labai trūksta šeimininkams. Staniulio užtvara. Kyla Krosvelas. Ar spės? Taip, spėja surasti Staniulį ir vėl tas trikampis perdavimas, kolega. Ir ten, puikiai sugalvotas Dariaus Pakamanio derinys po minutės pertraukėlės. Nieko kažko labai įmantraus, bet tiesiog žino, kur atakuoti. Žirardas turėjo padėti po krepšiu, bet to nedarė. Tiesiog stovėjo prie Mariaus Valinsko ir du labai lengvi taškai. Dabar Krosvelas. O taip pat Giedrius Staniulis šiandieną, man atrodo, tikrai mėgaujasi šią dvikovą. Atlaiko daug kontakto, dabar tiesa pažeidžia taisyklės, ketvirtoji pražanga, bet čia jau yra tas senovinis krepšinis, gerąja prasme, kur tokia dvikova, pažiūrėkime dar kartą, vieną kartą pečiu, antrą kartą, trečią kartą jau verpstą darydamas alkūnę, dar kabina Staniulį ir pražanga gynyboje esančiam žaidėjui. Na čia tiesiog aiškinasi du vidurio puolėjai, kuris treniruoklių salėje daugiau buvo per pastarosius metus. Bet kai eini į treniruoklių salę per daug, po to sunkiau ir su baudos metimais gali būti. Visas šiandien 6-6 prieš šį metimą, bet atsiprašau. Bet labai patiko šitas perėjimas, pataiko ir dar vieną baudos metimą Krosvelas ir dabar išeina jaunesnis ir kiek mažiau gal treniruoklių salėje praleidęs lietuvis kolega Matas Mačijauskas. O čia Giedrius Staniulis praeidamas pasikeisti ant atsarginių žaidėjų solelio ir norėdamas duoti 5 berods Dariui Pakamaniui, atrodė tiesiog Jurgiui Laurinavičiui per galvą netyčia tą 5 davė, tai toks įdomesnis epizodas. Laurinavičiui atrodė nelabai patiko. Čia Ignas Vaitkus pagaunamas judesyje ir dabar jau nebeturi tos prabangos prasiženginėti nei viena, nei kita ekipa, būtent susijęs už galvos vietinės ekipos ir galius, nes Lukas Uleckas tiesiai prie baudų metimo linijos. Šiandieną dar nesuklydo. 3 iš 3 Luko sąskaitoje, 4 iš 4 dabar, 11 taškas. Kaip jau jam įprasta, 6 atkovoti kamuoliai, vienas geriausių kovotojų dėl kamuolių. Beje, Lukas Uleckas 4. rezultatyviausias lietuvis lygoje, iš vis 20, bet pagal atšokusius kamuolius jis užima 7 vietą visoje lygoje. Tai tie porą metų Gyčio Radzevičiaus kaip šešėlį ar po sparnu, sakykim, davė vaisių. Čia Ignas Vaitkus tiesiog tiesia linija praktiškai atakuoja Mindaugą Kupšą, bet šį kartą to nepavyksta realizuoti į 2 taškus. Ir čia Matas Mačijauskas signalizuoja peržiūrą, Petrauskas sutinka. Man irgi pasirodė, kad galbūt nuo varžovo paliko aikštelę kamuolys. Pažiūrėsime dabar gerokai atidžiau ir gerokai labiau įgūdusią akimi. Dar